Sveiki visi, ačiū, kad skiriat laiko duomenų analitikai ir Dėkiu Analytics. Šiandien startuojame su naujiena darbo užmokesčio reitingais. Trumpai, kol dar visi renkasi, dalinuosi ekranu ir keletą sakinių apie mus. Tai esame atstovai, kurie sakom, kad duomenys turi duoti naudą, tai yra garantuota duomenų nauda ir pažiūrėkime, iš ko mes tą garantuotą duomenų naudą galime turėti. Tai didžiausias mūsų turtas yra verslo analitikos aplikacijos ir diegimas būtent įmonėse, tiek pardavimų, HR, atsargų, finansų srityse. Diegime verslo analitikos sprendimus su Kliku ir esame Kliko autorizuoti partneriai Lietuvoje, o šiandien daugiausiai su Kliku parodysime, kaip galima įdarbinti atvirus duomenis ir būtent iš atvirų duomenų nagrinėsime darbo užmokesčio reitingus. Taigi, kas dar neturite BI Free Salary, tai drąsiai galite jau dabar skanuoti QR kodą ir lygiai greičiai galėsit su manim žiūrėti tam tikrus atvirus duomenis, o aš jungiuosi į mūsų nemokamą aplikaciją ir perinam tiksliau į Salary Pro, į mokamą aplikaciją, kurioje turėsime naujausius reitingus. Tai pirmiausia, trumpai, kas tie reitingai, kaip juos skaičiuoti, kokia jų yra metodika. Ir dar trumpai iš karto noriu pasakyti, kad jeigu kils klausimų, tai drąsiai naudokitės chatų, užduokit klausimus arba sektorių, arba nurodykit įmonės, kurios jūs domina. Ir tokiu būdu aš po keletos minučių, kai pristatysiu principą, kaip reitingai veikia, galėsim paimti būtent jūs dominantį sektorių, jūs dominantį konkurentą ir panagrinėti, kaip tų konkurentų reitingai keitėsi arba jūsų pasirinktos įmonės reitingai keitėsi ilguoju laikotarpiu nuo 22 iki 25 metų. Tai Iš karto įkrito prašymas apie minkštų baldų gamybos sektorių, tai gal galėsim panaudoti kaip pavyzdį. Gerai, tuoj pat tada paimsim baldų gamybą. Tai dabar pirmiausia trumpai, kad suprasti, kaip veikia, kiek yra duomenų, kaip jie veikia, kaip pastatytas būtent duomenų modelis. Tai reitingė mes matom šiuo atveju yra 1726 įmonės. Tai čia aš iš karto esu parinkęs tik apdirbamosios gamybos įmonės. Naujausi duomenys 25 metų matosi, kokie atlyginimai, kas nuo didžiausių atlyginimų moka iki pat mažiausių. Ir šiuo atveju mes turime 22 metų reitingą, 23 metų reitingą, 24 metų ir 25 metų reitingą. Kaip suskaičiuotas reitingas? Tai paimtas metinis, šiuo atveju 75 kvantilės svertinis vidurkis, suskaičiuota, kiek vidutiniškai per visus metus mokėjo. Pavyzdžiui, Glasendas įmonė mokėjo vidutiniškai 8555 eurus 75 kvantilės darbuotojams. Tai reiškia, kad jeigu mes paimtume dabar kaip pavyzdį top, čia paėmiau 19 įmonių, tai visos jos mokėjo virš 5000 eurų ir kuo įmonės 75 kvantilio atlygis yra aukštesnis, tuo ta įmonė turi aukštesnį reitingą. Dabar pažiūrėkime atvirkščiai. Jeigu mes turime žemiausią reitingą, tai reiškia, kad yra įmonių sąrašas apačioje, kur yra 1000, 1050, 1078. Tai žinutė labai paprasta. Kuo didesnis, konkrečiai šiuo atveju 75 kvantilės absoliuti suma, tuo reitingas aukštesnis. Tai čia pirmiausia apie reitingą pakalbėjau. Dabar kaip skaičiuojamas reitingo pokytis. Reitingo pokytis parodo, kaip įmonės reitingas kito per metus. Tai imkim pavyzdį. Jeigu mes imkim dabar D-Labs yra tokia įmonė, taip, užima 5 reitingą dabar, 10 punktų reitingas augo. Ir mes matome, kad D-Labs reitingas 2024 buvo 15 vietoje iš 1700 įmonių, dabar ši įmonė jau užima 5 vietą bendrai iš visų 1700 įmonių. Ir jeigu žiūrėt, ar šita įmonė kokį reitingą turėjo dar anksčiau, tai turėjo, reiškia, 8 reitingą turėjo 23, turėjo, reiškia,
tada iš 8 reitingo pakrito -7 į 15, o prieš tai turėjo dar 6 reitingą 22. Tai reiškia, kad mes paskui vienos įmonės kontekste galėsim pasirinkti ir matyti, kaip įmonės reitingas kito visų 4 metų bėgyje, bet dabar šiek tiek trumpai apie rinkos išsibarstymą. Tai dabar, jeigu jūs esate tikrai tarp lyderių visos gamybos atveju, čia yra 1700 įmonių, bet jose dirba apie 80% viso gamybos sektoriaus įmonių darbuotojų. Viso yra apie 200 tūkstančių darbuotojų dirba apdirbamojo gamyboje, čia apie 208 gal tūkstančiai dirba, o čia yra apie 180 tūkstančių darbuotojų dirba būtent šitose įmonėse. Tai reiškia, kad šitas įmonės analizuojant, jūs jau analizuojate 80% rinką, o visos kitos įmonės yra tiesiog mažos ir jų kvantilių net neskelbia sodra, nes ten dirba mažiau negu 20 darbuotojų. Tai dabar pažiūrėkime į lyderius. Tai jeigu jūs tikrai esate tarp lyderių, tai jūs jau stiprių lyderių. Tai jūsų įmonės kvantilė 75 turėtų būti kaip minimum aukštesnė nei 4488 eurai. O jeigu norit apskritai pirmą vietą paimti, tai turėtumėt bent mokėti daugiau negu 8600 eurų. Tai čia tikrai džiaugiuosi ir sveikinu šitas įmonės, nes čia tikrai jau yra europietiškas atlyginimas. 5000 eurų, tai jau yra tikrai atlygis konkurencingas bendrai visos Lietuvos, ne tik Lietuvos kontekste, bet Europos kontekste jis tikrai yra konkurencingas, nes mes su savo 2500 eurų vidutiniu atlygiu ir atsiliekame apie 2 kartus nuo Europos pagal atlygį, mokamą atlygį. Tai čia labai tikėtina, kad šitos įmonės jau tikrai konkuruoja europiniu lygiu, ne Lietuvos kontekste. Jeigu vis dar imkim tada tokią antrą grupę, sakykim, tai vėlgi dar aš juos priskirčiau prie lyderių, tai antroji grupė vėlgi moka nuo 3,5 tūkstančio eurų iki 5000 eurų tam intervale, tai šitų įmonių kiekis čia yra 122, tai jeigu jūs esate šitam intervale, tikėtina, kad jūs problemų su darbuotojų kaita dėl darbo užmokesčio tikrai neturite, galbūt turite kaitą dėl kitų priežasčių, bet dėl darbo užmokesčio, kai 75 kvantilis praktiškai visose įmonėse viršė 3,5 tūkstančio eurų ir artėja ten prie 5000 eurų, tai čia turėtumėt irgi, jeigu iš HR perspektyvos žiūrint, tai jums pasisekė, aišku, tai yra nuoseklaus darbo turbūt pasiekmė, o ne kažkokia sėkmė. Ir vadovai turbūt irgi gali čia didžiuotis, kad geba kurti tokią vertę. Iš kitos pusės reikėtų darbuotojams, iš kitos pusės reikėtų pasitikrinti, o kaip šitų įmonių veiklos efektyvumo rodikliai atrodo. Čia atskira yra tema, mes turėsim atskirius renginius, kuriame pristatysim, kiek yra veiklos pelnas per darbuotoją, kiek yra pardavimo pajamos per darbuotoją ir ten galėsime matyti dar platesnį kontekstą visų rodiklių. Trečioji grupė, bendrai apdirbamosios gamybos įmonėse, aš juos vadinu vidutiniokais, tai kaip matom, šita grupė yra per vidurį. Tai čia yra tokie, kurie gali ir į ten pasislinkti, bet pažiūrėkime dabar, koks yra šitos grupės kiekis ir kaip jinai balansuoja. Tai 75 kvantilė, priminsiu, 75 kvantilė tai yra ketvirtadalis darbuotojų, kurie uždirba didžiausius atlygius. Jeigu 100 darbuotojų dirba, tai 75 darbuotojo nuo pačios arba 25 darbuotojo nuo viršaus atlygio dydis, kurį skelbia sodra kiekvieną mėnesį. Tai 75 kvantilyje mes turime įmonių rėžius, kur jeigu jūs norit patekti į šitą vidutiniokų grupę, tai turėtų būti 75 kvantilį bent jau, arba buvo 2025 2900 eurų ir 4100, tai va tas rėžis tarp 3000 ir 4000, tai su tokiu bruto atlygiu galite pretenduoti tarp vidutiniokų. Tai tikrai nėra jisai nei labai žemas, bet tuo labiau tikrai nėra labai aukštas, tikrai geriausių specialistų galite ir neišlaikyti su tokiu atlygiu. Važiuojam toliau, einam grupę ketvirtą, kuri jau eina žemyn šiek tiek. Tai 75 kvantilį
šitoj grupėje yra vidurkis vertinas 2800 eurų ir jeigu jūsų 75 kvantilio apatinė riba yra 2400 eurų bruto, o viršui 3600, tai tame intervale tikrai jau reikėtų sunerimti, nes čia yra labai gali būti, kad jūs greitų laikų būsite nekonkurencingi. Vis dar šita grupė yra, sakykime taip, dar per viduriuką, bet jau labiau į žemesnę pusę. Paimkime jau dar žemesnę grupę, kurioje yra bendrai 75 kvantilis 2400 eurų. Ir čia jau galima sakyti, kad šitos įmonės tikrai greičiausiai susiduria su konkurencingumo problemomis, dėl to, kad praktiškai nė viena iš jų, išskyrus keletą, nemoka daugiau nei 3000 eurų bruto 75 kvantiliai, o tai reiškia, kad geriausi specialistai į rankas ten užsidirba mažiau negu 2000 eurų. Taip kad, o jau nekalbant apie tuos, kurie apačioje yra, kur čia yra 2000 bruto atlygis, kas yra į rankas 1200 eurų. Tai čia yra jau tokių įmonių yra daug, 340 ir vėlgi čia galite toje grupėje savęs arba savo konkurentų paieškoti. Ir galbūt paimkim dar paskutinės čia porą grupių, tai čia jau yra tikrai liūdesys, nes jeigu yra 75 kvantiliai, tai yra top 25% geriausių darbuotojų uždirba ten mažiau negu 2000 eurų bruto, tai tikrai čia nėra kuo tikrai džiaugtis ir čia reikėtų labai stipriai susirūpinti įmonės efektyvumu ir tikrai šitoj vietoj turbūt reikia žiūrėti jau visą verslo efektyvumą ir greičiausiai tos įmonės ne dėl to nemoka tų atlygių didesnių, kad nenori, bet greičiausiai dėl to, kad nėra iš ko, kad efektyvumas yra žemas. Ir paskutinė grupė, tai yra žemiausia, tai čia mes turime dar 291 įmonę. Negaliu papasakoti aš jums, kaip jos sugeba su tokiais atlyginimais čia konkuruoti, bet pats faktas yra, kad vidurkis visų šitų įmonių yra bruto atlygio 1400 eurų 75 kvantiliai. Tai dabar perinam, dar trumpai pabaigiu patį modelį, kad jeigu mes dabar pagrįžau prie visų įmonių, prie 1726, paimkim kaip pavyzdį labai teisingas klausimas, kad reikia būtinai žiūrėti savo sektorių, tai paimam baldų gamybą ir dabar panagrinėsim labai konkrečiai baldų gamybos pavyzdį vieną, uždavinėkite iš karto klausimus ir tuoj keliausim per jūsų klausimų atsakymų dalį. Tai pažiūrėkime baldų gamyboj, tai kas daugiausiai padidino reitingą. Tai konkrečiai yra įmonė Reval MBG, kurios reitingas padidėjo 118 punktų. Ir dabar ši įmonė užima 16 reitingą iš visų šitų įmonių, kuriuose yra 166 įmonės. Tai mes jau matome, kad po šito šuolio Reval MBG patenka į realiai top 10. Ir jeigu mes norim suprasti, kaip tos įmonės atrodo mediana, tai sekančiam lange medianos reitingai, tada mes matome kaip 25 kvantilio reitingai. Ir dabar paimkime būtent 75 kvantiliai. Pažiūrėkime būtent Reval MBG, kaip atrodo šitos įmonės konkurencingumas 5 arba 4 šiuo atveju metų kontekste. Tai pasirinkus Reval MBG, mes matome, kad ši įmonė buvo 10 decilė. Ką reiškia dar decilės? Pirmiausia, gal apie decilės trumpai pasakau. Tai jeigu įmonė iš 160, paimam visas įmonės, 166 arba 1000 arba 100 arba 2000, ir suskaidomi į 10 lygių dalių. Tai jeigu mes turime nuo 1 iki 16, tai yra 1 decilė, nes 16 iš 160 tai yra 1/10. Tai įmonė su savo būtent Reval MBG su tokiu reitingo pokyčiu jau patenka tarp top 10% didžiausią atlygį 75 kvantiliai mokėjusių kompanijų 25 metais. Dabar ar tai buvo visada? Ne, tikrai nebuvo taip visada. Čia buvo 10 decilį, tai yra praktiškai dugne buvo 75 kvantilis, čia buvo 10 decilį, čia 9 decilį ir šiais metais 25, naujausių duomenys 25, įmonės reitingas šoko iki
būtent 118 reitingo punktų ir įmonė nu, labai stipriai pagerino. Čia yra praktiškai iš atsiliekančiųjų stipriai pakilo apskritai į pirmą top 10% geriausiai didžiausią atlygį mokančių įmonių. Pažiūrėkime dar atvirkščiai, kad suprastumėt, ko galite tikėtis. Tai galima tikėtis ir įmonių, kurios krito su reitingu. Tai dabar paimkime įmonę Baldlitas. Tai jeigu mes turime Baldlitas, tai mes matome, kad įmonė buvo 5 decilyje, tai ką reiškia 5 decilis? Tai reiškia, kad pusė įmonių mokėjo didesnius atlygius nei 22 ir pusė įmonių mokėjo mažesnius. Tai yra per viduriuką, toks nei žalia, nei raudona. Klausimas, į kur toliau nukeliavo įmonė. Čia liko ten pačiam, 23 metais liko tam pačiam decilį, tai yra 5% įmonių mokėjo daugiau, 50% mažiau. Tada įmonė Baldlitas ženkliai pagerino konkurencingumą, tai yra plus 39 reitingo taškais pakilo į viršų, iš 74 reitingo į 35, kas yra 3 decilė. Ir dabar iš 3 decilės nusileido vėl minus 28 reitingo punktai žemyn ir dabar įmonė konkrečiai Baldlitas užima 4 decilę arba ką tai sako, kad 4 iš 10 įmonių moka daugiau negu įmonė Baldlitas ir 6 įmonės iš 10 moka mažiau. Tai čia labai svarbus momentas, kad pavyzdžiui, jeigu mes dabar paimsime, krito įmonių reitingas 28, 28, 25, paimkim Rojaus baldai galbūt pavyzdį, ne? Tai mes matome, kad Rojaus baldai, ne tas pats yra kristi 25 punktus nuo ten 4 reitingo į 3, ar tiksliau nuo 3 į 4 ir iš 5 į 7. Šiuo atveju mes matome, kad įmonė Rojaus baldai buvo 6 deciliai, paskui 5, stiprus kritimas reitingo minus 25 reitingo punktai ir jau dabar atsidūrė Rojaus baldai pagal konkurencingumą tikrai jau raudonoji zonoje. Nes 7 įmonės iš 10 moka šitam kvantilyje daugiau nei Rojaus baldai, tik 3 įmonės liko, kurios moka dar mažiau. Tai vis dar yra įmonių, kurios moka mažiau, bet klausimas, kur jūs norit būti. Tai čia yra turbūt geras pavyzdys iš baldų gamybos, kaip galima greitai analizuoti duomenis. Ir dar tik pabaigiu, kad taip pat galima žiūrėti medianą ir taip pat galima žiūrėti 25 kvantilę. Tai mes tikimės, kad tai yra kiekvieno profesionalo HR vadovo svajonė, tokiu greičiu analizuoti savo konkurentus. Ir dabar perinam prie klausimų atsakymų. Ar turim Gitaute klausimų, ar galime įdėti? Taip turime, kitas būtų metalo apdirbimas. Gerai. Tai galite sektorių sakyti, galite įmonę sakyti, pažiūrėjau, metalo apdirbimas yra metalo gaminių gamyba ir yra pagrindinių metalų gamyba. Tai metalo, gal greičiausiai apdirbimas, tai metalo gaminių išskyrus mašinas, toks sektorius bus. Tai dabar, ką mes turime šitam sektoriuje? Šitam sektoriuje mes turim 225 įmonės ir bendrai paėmus yra labai didelis išsibarstymas. Mes matome, kad top 10 įmonių moka virš 4000 75 kvantiliai, tuo tarpu top 10 apačioj moka ten nuo 1000 iki 1500 atlygį. Tai išsibarstymo, kaip matom, ta skalė yra labai didelė. Jeigu mes pažiūrėtume lyderius, tai lyderių kontekste vėlgi dar skyla 2 grupės, dar paimkime iš lyderių, išrinkime dar didesnius lyderius, ne? Tai jeigu taip jau žiūrėt tokius lyderiai, tai tokių yra šiuo atveju 41 įmonė ir mes turime, kad tikrieji lyderiai, kurie jau labai toli nutolę nuo rinkos, tai moka 4000, beveik 4000 eurų 75 kvantilyje. Ir jeigu jūs tikrai esat jau iš tų jau lyderių, iš tų 41 esat patys geriausi, tai čia yra praktiškai 11 kompanijų, kurios pernai metais mokėjo virš 4000 eurų bruto atlygį, praktiškai arti labai 5000 eurų. Ir jeigu dabar pažiūrėtume įmonių konkurencingumo prasme, kas labiausiai, pavyzdžiui, padidino reitingą. Tai yra Megrana Fasadai, reitingas pakilo 98 punktais. Tai pažiūrėkime dabar, kaip
Galim pažiūrėti tuo pačiu ir medianoje, yra Megrana Fasadai, irgi pakilo, matau, 59 punktai į viršų ir 25 kvantilį reitingo pokytis Megrana Fasadai čia dabar nematau. Tai dabar nukeliaukime į čia ir paimkime kaip pavyzdį vieną įmonę, būtent Megrana Fasadai. Ir pažiūrėkime, kaip atrodo šitos įmonės konkurencingumo indeksas per 4 metus. Tai 22 matom nėra indekso, nes nebuvo duomenų. Tiesiog nebuvo matyti, įmonė nedirbo daugiau kaip 20 darbuotojų, neturėjo, dėl to net duomenų nėra neskelbiama. Tai čia tiesiog nėra naudėta. Tada startavo nuo 8 reitingo, tada reitingas pakilo 21 punktą į 7 vietą ir dabar 98 punktų reitingo pokytis lėmė, kad Megrana Fasadai jau patenka į 3 decilį. Tai reiškia, kad vis dar yra 3 įmonės iš 10, kurios moka daugiau, arba 58 įmonės. Vat jeigu žiūrėt įmonių kiekio prasme, tai Megrana Fasadai dabar užima 58 vietą iš 225 įmonių. Tai čia vėlgi dar vienas labai svarbus akcentas. Nesvarbu, kiek jūs kėlėt atlyginimą. Jeigu jūs ten mokėjo 1500 eurų ir pakėlėt atlyginimą 20%, tai nieko nereiškia, nes jūs greičiausiai pakilote iš 9 vietos į 8 ir jūsų konkurencingumas pagerėjo, tai pokytis kaip ir teigiamas. Bet klausimas, ar jūs džiugina ten 8 vieta rinkoje. Ir atvirkščiai, jeigu jūs ten sumažėjo jūsų konkurencingumas, paimkim dar vieną pavyzdį, įmonė, kuri labiausiai sumažėjo, ThinCap yra tokia įmonė, pažiūrėkime dabar, kaip jos konkurencingumas krito. ThinCap įmonė, jinai labiausiai nukrito, turėjo 4 reitingą, 2 reitingą, 1 vietą, buvo užkilus 24 metais į 1 decilį, apskritai užėmė 17 reitingą iš visų metalo apdirbimo įmonių. Dabar pakrito reitingas minus 64 punktai, bet vis dar įmonė moka labai konkurencingą atlygį, nes 3083 eurai 75 kvantilyje, tai reiškia, kad 81 vieta rinkoje ir tai reiškia, kad iš 225 įmonių yra tikrai dar aukštai. Dar paminėsiu vieną dalyką, kad tie, kas naudosis, kas užsisakys Salary Pro, tai pavyzdį, galite pasimti, sakykime, duomenų jūs Šiaulių, sakykime, miestas ir rajonas. Pasirinko Šiaulius miestą ir rajoną ir tada jūs jau matote tik tai Šiaulių miesto ir rajono šito sektoriaus įmonių reitingą. Jeigu norit bendrai visą reitingą Šiaulių miesto pasižiūrėti, pavyzdžiui, rajono, nusiėmėte veiklos rytį ir matote, kaip jūsų įmonė atrodo visų Šiaulių įmonių, kurios užsiema gamybą. Taip, kad jūs galite pasimti 3, 5, 10 rajonų iš tiek, kiek jūs konkuruojate, iš tiek, kiek atsivežate žmonių, bet mūsų pagrindinis tikslas, kad čia jūs vadovautumėtės duomenimis, o ne nuojauta. Ir svarbiausia, kad greitai suprastumėt, kaip keičiasi jūsų reitingai. Dar vieną akcentą tik uždėsiu, kad jeigu jūs norit, pavyzdžiui, tą patį baldų gamybos sektorių paimkim, norit pažiūrėti pamėnesiui, tai galima visus reitingus galima pamatyti pamėnesiui. Tai reiškia, pasirinku pagal įmonę, pasirinku metai mėnuo, pasirinku, pavyzdžiui, medianą ir aš matau, kaip kiekvieną mėnesį, kaip keitėsi kiekvienos konkrečios įmonės reitingas pamėnesiui. Norit pasikeisti 25 kvantilį, prašau. Norit žiūrėti 75 kvantilį, prašau. Norit pasižiūrėti ne mėnesiais, bet ketvirčiais, nes kažkas moka ketvirtinius priedus. Prašau, viskas paversta ketvirčiais, pusmečiais ir panašiai. Taip, kad paruošta greitai čia ir dabar analizuoti jūsų įmonės konkurencingumą ir vadovautis duomenimis, o ne nuojauta. Ar turim daugiau klausimų? Vytautai, jeigu prie metalo, gal galim konkrečiai vieną įmonę pasižiūrėti? Galim. Railways Systems. Railways Systems. Šitas, taip, šitas. Gerai, tai šita įmonė moka 3,746, dabar veiklos, jeigu žiūrėt, sektorius yra metalo gaminiai, tai pasirinkam šitą sektorių. Railway Systems aš dabar pašalinu, tai visam kontekste čia yra 225 įmonės, šitas pats yra sektorius. Ir dabar Railway Systems nueiname ir pasirinkame įmonę kaip pagrindą, kurią norime lyginti. Tai Railway Systems konkurencingumas
bendrai visos Lietuvos metalo gaminių sektoriuje, ne, yra labai aukštas. Buvo įmonė užkilus į pirmą decilę, tai yra tarp top 10% daugiausiai mokančių įmonių 23. 22 startavo antroji deciliai, dabar yra lygiai taip pat antroji. Reitingas šiek tiek arba labiausiai pakrito 24 metais -12 punktų, bet kai mes matome, kad Railway Systems užima 26 vietą, paversiu čia, jums bus aiškiau, jeigu užima ir toliau įmonė 26 vietą iš 225 įmonių Lietuvoje, tai yra tikrai labai labai stipru, įmonė su 75 kvintiliu labai labai konkurencinga. Sekantis klausimas, o kaip Railway Dar Systems? prie metalo viena įmonė yra Stanse Fabriken. Gerai, toj pažiūrėsim, bet aš dar tik pabaigsiu trumpai, kad medianos reitingas apskritai yra pirmoji deciliai. Tai reiškia, kad jeigu mes žiūrėtume Railway Systems, tai yra 16 vieta iš 225 ir išlaikoma 4 metai iš eilės aukščiausias reitingas ir 25 kvantilė absoliučiai numeris 1 decilė. Tai reiškia, kad 4 metus iš eilės įmonė yra tarp top 10% geriausią atlygį mokančių įmonių šitame sektoriuje, kurį mes pasirinkom. Stipru, sveikinu, mūsų sveikinimai jūsų komandai visai. Dabar mes pasirinksime įmonę Stanse Fabriken, taip? Taip. Gerai, yra 2 įmonės, tai nežinau, pasirinku iš vieną kažkurią, Stanse Fabriken, ir tada mes turime taip. Stanse Fabriken, jeigu žiūrėti metalo gaminių bendrai Lietuvos kontekste, tai 75 kvantilės atžvilgių buvo 5 vietoje, tada pakrito į 6 vietą, tapo šiek tiek mažiau konkurencinga ir labai stipriai pagerino reitingą 25 metais, reitingo pokytis plus 30 reitingo punktų ir dabar užima 89 vietą ir patenka tarp 4 iš 10, kurios moka, vis dar yra 40% įmonių, kurios moka aukštesnį atlygį, bet 60% įmonių moka mažesnį 75 kvantilės atlygį nei Stanse Fabriken. Jeigu yra, kiek pamenu, yra šita kompanija Ukmergės, man atrodo, savivaldybė, tai jeigu pasirinkam, pavyzdžiui, Ukmergę, tai Ukmergės kontekste yra, čia yra visos, ir tame skaičiuje Stanse Fabriken, visos yra Ukmergės gamybos įmonės metalo apdirbimo, tai šitam kontekste yra 6, 5, 5, 6 reitingas. Tai vėlgi akcentuoju, kad čia labai svarbu pasirinkti, su kuo save norit lyginti. Nes jeigu jūs pasirinkat visos Lietuvos įmonės ir lyginat ir su Anykščiais ir nieko prieš Anykščius ar Kupiškį ar Marijampolę, bet greičiausiai jūs konkuruojat kažkokioj 50 km spinduliu, ne? Tai galite pasirinkti, sako, domina mane Ukmergė, taip, domina mane palyginamoji bazė, tie patys Anykščiai, jeigu yra įmonių, mane domina kaip pavyzdį, nežinau, Kupiškio galbūt dar rajonas, ne? Ir aš tada visų tų įmonių, bet čia šiuo atveju tiesiog nėra metalo apdirbimo įmonių, tiesiog tose savivaldybėse turbūt nėra. Tai dabar dar, ar turim klausimų iš šito sektoriaus, ar judam prie kito sektoriaus? UAB Stevila. Taip. Berods čia irgi būtų metalo. Pažiūrėsime Stevilą. Tai taip, turim Stevilą, turime metalo gaminių. Kažkaip šiandien metalo gaminių gamyba dominuoja. Tvarkoj. Tai tada metalo gaminiai, įmonė Stevila. Pažiūrėkime, kaip atrodo Stevila, reiškia visos Lietuvos metalo gaminių įmonių atžvilgių. Tai su 75 kvantiliu mes turėjom antrą reitingą 22, reitingas 2 metus iš eilės leidosi -1 decilė, -1 decilė ir 25 metais vėl tapo labiau konkurencinga ir 3 įmonės iš 10 moka daugiau, 7 įmonės iš 10 moka mažiau, 75 kvantilį. Jeigu mes žiūrime medianos konkurencingumą, tai medianos konkurencingumas vyravo žymiai labiau ir buvo nukritęs net į 6 decilę. Tai čia tikėtina įmonė jau galėjo susidurti su problemomis dėl darbuotojų kaitos, dėl atlygio nekonkurencingo, nes
idėja pati arba problema, kurią mes sprendžiam su šituo vizualu. Jeigu jūsų konkurencingumas mažėja ir iš geltonos zonos perinat vis labiau į raudoną, labai didelė tikimybė, kad jūsų darbuotojų kaita dėl atlygio nekonkurencingumo padidės arba jeigu jums reikia pritraukti naujų darbuotojų, tai jūs nepritrauksite tų darbuotojų su tokia kompetencija, kokiu reikia, nu, arba pritrauksite, bet su mažesnė kompetencija ir būsite kuo mažiau konkurencingi, tuo daugėja problemų. Vieno darbuotojo kaita, tarp kitko, bent jau gamyboje dažniausiai yra 3 mėnesių atlyginimas, tai reiškia, kad yra 7 000 tiesioginiai kaštai, 3 mėnesiai alga mokama kaip stipendija ir dar mažiausiai 2-3 tūkstančiai eurų atranka, įvedimas, darbo rūbai. Tai vieno darbuotojo kaita yra mažiausiai 10 000 eurų. Tai profesionaliai įmonė skaičiuoja kiekvienos metų ir pareigybės darbuotojų kaitos kainą ir turi koreliacijas tarp šito indekso ir tarp konkurencingumo ir taip, kaip tai įtakoja darbuotojų kaitą. Tai šitam tikslui irgi yra sukurtas HR Pro. Jeigu norėsit, ne šios dienos tema, atskirai galit pasižiūrėti mūsų video ir susipažinti, kaip tai yra skaičiuojama. Ir 25 decilės Tevilos matome, kad stabiliai buvo 6 vietoje, tai reiškia, 3 metai iš eilės buvo nelabai konkurencinga žemesnės kompetencijos darbuotojų, va, tam intervale, tai yra 25% mažiausiai uždirbančių darbuotojų ir pagerėjo būtent 25, bet tas pagerėjimas yra toks sąlyginis, nes pakilo tik tai į 5 decilę. Ir jeigu aš gerai atsimenu, man atrodo, ar ne Marijampolės savivaldybė yra šita įmonė, tai tada, jeigu mes žiūrėtume Marijampolės kontekste, bet čia tik tai 4 įmonės, tai turbūt čia yra per mažai duomenų, kad čia būtų galima reitingus išvedinėti, čia jau turbūt reikėtų žiūrėti kiekvieną įmonę su kiekviena. Ar turim dar klausimų? Taip, dabar galime prie maisto pramonės pereiti ir porą konkrečių įmonių. Gerai. Tai tuoj paimsiu maisto produktų gamybą. Gerai. Ir įmonės? Tuojaus minutėlę. Oho Group. Yra tokia įmonė. Taip, tai čia yra maisto produktų gamyba. Viskas gerai. Ir tada paimam čia. Taip, sveikinu. Linkėjimai visai komandai. 22, 23, 24, 25, visais 4 metais iš eilės, visų 246 įmonių kontekste, kurių skelbiamas 75 kvantilis, Oho Group visada pateko tarp top 10% daugiausiai mokančių įmonių rinkoje. Tai pažiūrėkim galbūt tik tai kitus dar šiuo atveju. Tai čia yra Oho Group dabar užima absoliučia reikšme 16 reitingą. Buvo 22, 17, paskui 16, 16. Tai yra iš 246 įmonių. Oho Group patenka tarp 16 įmonių, kurios moka didžiausią atlygį maisto gamybos sektoriui. Važiuojam toliau. Kaip atrodo Ir mediana, dar atsiprašau. pabaigsiu tik tai medianą ir kitus kvantilius. Medianoje buvo porą metų, 22-23, čia buvo antram decilį, tai yra tarp top 20%, bet kaip matom, tai yra tikrai žalia zona. Trečias, antras, pirmas decilis, tai yra tikrai žalia zona. Ir tada nuo 3 ir žemyn jau tokia į gelsvą zoną perinam, nuo 4 iki 6 tokia geltonai raudona. Nu ir nuo 6 žemyn tai tikrai jau vis labiau raudona. Tai čia akivaizdu, kad viskas irgi buvo gerai ir dabar yra dar labiau gerai. Ir 25 kvantilis, turėjom pirmą decilę, antrą decilę ir vėl sugrįžom į pirmą prizinę vietą. Taip kad linkėjimai visai Oho Group komandai. Geras pavyzdys visiems, kaip galima būti konkurencingiam. Toliau klausimų? Taip, iš maisto pramonės yra įmonė All Live Europe. Pirma A, LL, IVE. Tokia, taip. Gerai.
Tai sveikinu, kažkaip čia labai, nežinau, taip sutampa, kad vėlgi turiu pasveikinti, nes 7.5 kvantiliai visada buvo pirma decilė. Tai reiškia, kad tuoj pažiūrėsim, kelintas reitingas, 7 reitingas. Tai reiškia, kad 3788 buvo 7.5 kvantilė, o tai reiškia, kad tik tai 6 įmonės apskritai iš visų 246 dar mokėjo Klaipėdos pienas, Mars Lietuva, Artaleka, Drax Bajak Lietuva, Mestila ir Seafund Port Light įmonė mokėjo dar geresnius atlygius, bet tai čia yra tikrai superinis rezultatas. Ta prasme, jeigu jūs patenkate 4 metus iš eilės į top 10% geriausią darbo užmokesčių mokančių reitingą, nu, vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti, tai pasveikinti ir eikite pas mus į webinarus ir papasakokit, kaip jums tai pavyksta padaryti. Su mediana lygiai taip pat, absoliučiai pirmas decilė, tai reiškia taip, čia pakrito reitingas iš 7 dabar į 11, bet tas -4 punktai pakritimas, tai yra, nu, tikrai čia yra nesminis, vis tiek tai yra patenkama tarp top 10% geriausių. Ir čia galbūt vienas niuansiukas yra, kad su 25 kvantilė, būtent Alif Europe nukrito į 2 decilę, tai reiškia, matome, kad reitingas krito -11 punktų ir dabar įmonė užima 27 reitingą, o 27 reitingas tai jau per 1, 2, 3 jau per 3 įmonės jau į 2 decilę nukrito. Bet vėlgi tai yra iš 240 ar kiek įmonių užimti 27 vietą, vis dar labai gerai, bet jeigu jūs norite, išlaikyti savo lyderystę visose kvantilėse ir būti ir toliau pirmam reitinge, tai reiškia, kad jums reikėtų peržiūrėti būtent 25 kvantilės atlygio politikas, tikslus, galbūt skatinimo sistemas, pareiginį atlygį ir panašiai. Ar turim dar klausimų? Taip, turime. Sekantis būtų inžinerinės pramonės sektorius. Gerai, tai būtų yra kažkoks detaliau, arba galiu paimti elektros įrangos gamybą, guminiai, plastikiniai gaminiai, yra kitų transporto priemonių, yra inžinerinė pramonė, tikrai kompiuterinių, elektroninių yra inžinerinė pramonė, mašinų įrangos, turbūt metalo gaminiai, galbūt. Aš paimu tiesiog iš inžinerinės pusės, ką aš matau, kas tikrai galėtų būti kaip ir puspriekabių gamyba. Tai čia savo nuožiūrą paėmiau keletą sektorių, kurie yra tikrai tokie inžinieriški. Tai yra elektros įrangos gamyba, guminių plastikinių gaminių gamyba, kitų transporto priemonių įrangos gamyba, kompiuterinių elektroninių optinių gaminių gamyba, mašinų įrangos remontas, priežiūra įrengimas, metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir variklinės transporto priemonių priekabų, puspriekabių gamyba. Tai kaip matome, išsibarstymas yra labai stiprus. Šiuo atveju čia mes turime dabar 591 įmonę su mediana. Tuoj mes nukeliausim pradžiai į 75 kvantilę. Tai turime įmonės, kurios bent 20 įmonių, kurios moka virš 5000 eurų. Tai absoliutus lyderiai yra, jeigu jūs norite būti ir save vadinti šito sektoriaus lyderiais, jūsų mokama 75 kvantilė jau turėjo būti 25 metais virš 5000 eurų. Norit patekti virš 4000 eurų? Prašau, galim paimti 4000 eurų rėžį plus ir 4000 eurų plus iš visų šitų įmonių mokėjo 82 įmonės, kurios mokėjo 4000 eurų ir daugiau bruto atlygį 25 metais 7.5 kvantiliai. Tai va čia yra lyderiai ir vidurkis vertinis visų šitų 80 įmonių 4700, tai čia labai stiprus vidurkis, nes čia yra kaip kompiuterių programavimo konsultavimo sektoriui. Be abejo, mes atrinkom pačias geriausias, pažangiausias turbūt įmonės, kurios moka didžiausius atlygius. Dabar, jeigu paimtume, taip?
Gal galim atskirai plastiką paimti, nes buvo Galima keletas ir plastiką klausimų. paimti tik plastikinių. Tada bus tiksliau, tada taip, guminių plastikinių gaminių gamyba. Taip, čia mes iš viso turime tada 101 įmonę. Bet vėlgi išsibarstymas atlygio yra nu, tiesiog labai labai didelis, nes įmonės yra vat, bent 8 įmonės, kurios mokėjo 4000 eurų ir daugiau. Ir mes turime įmonių apačioje, kurios mokėjo iki 1500 eurų bruto atlygį. Tai čia tikrai yra nu, 4 kartai skirtumas tarp lyderių ir tų, kurios tikrai moka mažus atlygius. Jeigu Tai tik Vilnių paimtume, taip, galima tik Vilnių. Vilniaus miestas ir rajonas. Tai Vilniaus mieste ir rajone lieka 22 įmonės ir jų išsibarstymas vis tiek yra labai didelis, nes mes turime virš 3000 įmonių, 3000 eurų mokama, 6 įmonės moka, tuo tarpu yra bent 3 įmonės, kurios moka žemiau 2000 eurų. Arba žemiau ten 2500 yra 6 įmonės. Taip kad skirtumai yra vis tiek labai labai dideli ir tas grafikas būtent parodo, kad jeigu tikrai esate tarp lyderių, tai jūs esate čia. Jeigu jūs esate čia, sveikinu, linkėjimai jūsų visai komandai. Ir jūsų vadovam, ir jūsų akcininkam. Jeigu jūs esate čia kažkur šitam kvadrante, tai tada jums labai labai reikia susirūpinti ir savo įmonės efektyvumu ir darbuotojų išlaikymu, nes gali būti labai labai sudėtinga netgi išlaikyti tuos pačius darbuotojus, kuriuos jūs jau turite. Čia jau nekalbu apie pritraukimą, apie plėtrą, apie dar kažką, čia tiesiog gali būti reikalų su darbuotojų išlaikymu. Galbūt kažkokią konkrečią įmonę turim šitam sektoriui, kurią norim palyginti. gal galim palyginti Panevėžio savivaldybės miesto gamybos įmonės. Galima. Paimam Panevėžio tada miesto savivaldybės įmonės, tada paimam tik tai gamybą, 25 metai Panevėžys. Prašau, čia yra viso, mes turime dabar 74 ne maisto, atsiprašau, apdirbamosios gamybos įmonės ir svertinis 75 kvantilės dydis yra 2400 eurų. Ir jeigu žiūrėti iš tų 74, kas patenka į tą lyderius, tai paimkim čia kokius tada iš 74, tai paimkime tada kokius 15 įmonių. Tai čia yra įmonės, kurios pagal atlygį yra top 20% įmonių, kurios moka didžiausią atlygį Panevėžio mieste. Tai jeigu jūs patenkate tarp šitų įmonių, sveikinu, džiaugiuosi, linkėjimai jūsų komandai. Jeigu jūs esate kažkur tai apačioj, tai tada kviečiu į pokalbį ir galbūt dar galim jums kažko padėti ir paefektyvinti veiklą ir čia jau greičiausiai reikia labai rimtų ir greitų sprendimų. Nes ir Panevėžy su 1500 eurų bruto atlygiu aš neįsivaizduoju 75 kvantilė, ką ten galima kokį produktą sukurti ir kaip galima ten kokybę užtikrinti. Tai mediano yra 2000 eurų, kaip matom, svertinis vidurkis, bet vėlgi 20 įmonių moka bent jau 2200, jeigu žiūrime 25 kvantilę, tai 25 kvantiliai bent yra 13 įmonių, kurios moka 25 kvantiliai daugiau negu 2000 eurų. Tai vat čia yra lyderiai tikrieji, kurie netgi žemiausioje kvantilėje moka 2000 eurų bruto atlygį, reiškia, ir aišku, tas išsibarstymas vis tiek yra didelis, tiek medianos, tai aš čia paėmiau dabar pagal medianą, o jeigu paimtume pagal 25 kvantilį, tai 2000 eurų kvantilį moka šitos įmonės, tai yra 13 įmonių. Panevėžy 25 kvantilį moka daugiau negu 2000 eurų. Ir labai džiaugiuosi, kad čia yra tame skaičiuje ir tų, kurie naudoja kliką savo veikloje, ir tų, kurie naudoja Matau Salary Pro. Tai džiaugiuosi. Kas dar? Ar turim klausimų? Dar klausimas, ką reiškia nulinė decilė gal galim. Jeigu randate nulinę decilę, tai reiškia, kad nėra įmonės duomenų. Tada yra metų, pavyzdžiui, kai Seafood atstovybė, kai nėra, jeigu no data brūkšniukas, tai tada tais metais čia rodo nulį, tai reiškia, nėra kaip išvesti reitingo.
Tai iš esmės E, yra taip, nekreipkite dėmesio, kitaip sakant. taip, gal dar galim konkretesnės įmonės apžvelgti, Taip. pavyzdžiui, AB Fasa, vėlgi metalas. Gerai, pažiūrim. AB fasa bent jau man rodo, kad yra niekur nepriskirtų mašinų įrangos gamyba. Čia va toksai sektorius, tai aišku, galima visada, jeigu naudositės Salary Pro, nuspręsite naudotis, tai pasirinkti galima, bet aš, pavyzdžiui, pasirinku šitą sektorių, fasa nuimu ir mane domina, pavyzdžiui, ne, tam tikros įmonės. Tai reiškia, aš galiu susirinkti įmonės, nebūtinai iš šito sektoriaus, aš galiu pasirinkti iš bet kokio, apskritai iš visų Lietuvos, čia berods 10 tūkstančių įmonių yra reitingai suskaičiuota, nes apie 10 tūkstančių plus įmonių turi, turi šitą apskritai medianas kvantilės arba dirba daugiau negu 20 darbuotojų. Tai nežinau, ar čia pataikiau nes čia registrų centro klasterizavimas yra ir šitie sektoriai, mes tik paimam juos iš registrų centro, bet pavyzdį parodysiu, kad fasa šitų konkrečiai įmonių atžvilgių, jeigu žiūrėti, atrodo taip. Aštuntoj vietoj ir laikosi stabiliai aštuntam decilyje. Tai reiškia, kad 75 kvantilyje šitame sektoriuje pagal šitų įmonių sąrašą iš 54 įmonių fasa visada patenka tarp 8 įmonių, kurios moka, 8 iš 10 moka daugiau ir tik 2 įmonės iš 10 moka mažiau. Jeigu pažiūrėtume su mediana, tai medianos konkurencingumas taip pat 8 vietoje ir tada pažiūrėkime čia 8, 7, 8. Galbūt sektorius yra neteisingai parinktas, tai paimkime fasa, galim pažiūrėti tiesiog su visom Lietuvos gamybos įmonėm. Tai lyginant absoliučiai visas gamybos įmonės Lietuvoje, tai mes turime 5 reitingą. Jeigu mes žiūrime medianą, buvo fasa užkilusi į 4 vietą ir dabar vėl 5 vietoje ir čia irgi 5, 4, 5. Tai reiškia, kad per viduriuką. Tai čia galbūt reikėtų susirinkti jau savo konkrečius konkurentus, kurie labai konkrečiai gali būti išsibarstę per skirtingus sektorius, bet jeigu jūs žinote savo konkurentus, tai pasiruošėt jų sąrašą, juos išsisaugot su Salary Pro ir kiekvieną mėnesį atsinaujina duomenys, tiesiog pasižiūrite, kaip pasikeitė reitingas. Ar turim dar klausimų? Dar gal spaudos paslaugas galima bendrai. Gerai, to ir pažiūrim. Spauda, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas. Greičiausiai kažkas tokio. Tai pažiūrėkime dabar kaip ir gal turim kažkokią įmonę, ar čia bendrai sektorių pažiūrėt? Bendrai. Bendrai. Gerai, tai tada, taip, pirmiausia, pažiūrėkime 75 kvantilę. Tai sektorius vadinasi spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas. Nežinau, nesu susidūręs su šito sektoriumi, bet čia yra packaging, matau, yra spaudos kontūrai, balto print, tikrai kažkas su printu, su spauda tikrai yra susiję. Tai dabar išsibarstimas čia yra labai labai didelis. Kaip matote, mediana iš vis nuo 1000 eurų iki kokių 2700, kvantilė 75 nuo 2000 iki kokių 4000 yra didžiuliai skirtumai. Tai čia iš viso turime 40 įmonių, kurios yra šitam veiklos sektorėje. Tai kaip matome, svertinis vidurkis 2800, bet yra 5 bent įmonės, kurios moka mažiau negu 2000 eurų ir yra bent jau kokios, kiek čia nais, 14 įmonių, kurių 75 kvantilio darbo užmokesčio suma viršijo 3000 eurų. Tai jeigu jūs esat lyderiai, tai greičiausiai jūs esat va šitoj zonoj. Sveikinimai skrieja tada šitam visai grupiai įmonių. Jeigu jūs esate kažkur tai su 75 kvantilė va šitoj zonoj ir dar su mediana va šitoj zonoj, tai reiškia, kad reikia labai stipriai čia susirūpinti, nes čia 75 kvantilė 2200 eurų arba mažiau negu 2000 eurų, tai yra labai daug reikalų gali būti su darbuotojų išlaikymu ir darbuotojų pritraukimui. Su pritraukimu šitoje grupėje iš vis turbūt net nereikėtų diskutuoti,
o galvot, kaip efektyvinti veiklą ir sukurti daugiau vertės, kad būtų ir akcininkų grąža ir darbuotojams iš ko mokėti atlygį. O čia yra vienareikšmiai viršuje tam kvadrante yra lyderiai. Jeigu žiūrėt pagal medianą, tai irgi išsibarstymai labai dideli. Kaip matome, vat, lyderiai, jeigu pažiūrėt, tai čia yra, kiek čia yra, 18 įmonių, kurios moka nuo 2000 iki 2700 tam intervale. Tai pusė darbuotojų būtent šituose sektoriuose jau uždirba 2000, nuo 2000 iki 2700 eurų. Ir mažiausiai kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra 25 kvantiliai, tai svertinis dydis yra 1700 eurų ir mažiausiai mokančios darbuotojas bent 20 įmonių, kurios moka 1500 ir yra bent 8 įmonės, kurios jau 25 kvantilyje mokėjo daugiau nei 2000 eurų. Taip kad jeigu patenkate į šitą top 10, sakykime, įmonių sąrašą, džiaugiuosi, tikiuosi, kad su veiklos pelno reitingu esate taip pat aukštai kaip ir su darbo užmokesčiu. Jeigu norėsit veiklos pelno, turto grąžos ir nuosavybės grąžos reitingus, artimiausiu metu taip pat skelbsime ir galima bus susipažinti ir su akcininkų grąžos reitingu. Ar turim dar klausimų? Turime fotonikos sektorius, tai lazerių, lazerinių komponentų gamyba, jeigu konkrečios įmonės, tai būtų Light Conversion, Exma, Optoman. Exma. O, čia pabandysim greitai pažiūrėti. Light Conversion, ne? Gerai, pažiūrėsim, kokia čia veiklos grupė. Optinių prietaisų, magnetinių ir optinių fotografijos įrangos gamyba. Ok. Nuimam šitas dvi įmonės. Taip. Čia Ir yra Optoman dar. Čia įmonių yra nedaug, bet čia aš jau matau dabar, kad jau bus atlygių lygis labai aukštas. Tai kaip matom, 75 kvantilė yra 5000 eurų ir netgi jeigu žiūrėt, 3 įmonės, Light Conversion, Broad Semiconductor ir Yukon, moka 75 kvantilį daugiau negu 5000 eurų. Tai čia kelios įmonės atsilieka labai neaišku, kas čia yra, bet akivaizdžiai yra visa grupė moka labai aukštus atlygius. Tai yra 75 kvantilį prasideda nuo 3000 eurų iki 6000 eurų va tam rėžė. Va čia yra tikrieji, sakykime, konkurentai tarpusavį. Tai galim juos taip pat pasižymėti ir jie dar savo ruoštų dar irgi kažkiek tai, reiškia, skaidosi. Tai va, tai tokia įžvalga būtų dėl lazerių. Ir tada aš matau, kad laikas mūsų visiškai baiginėjasi. Tai ar turime dar vieną klausimą, kurį galbūt galėčiau atsakyti, ar jau įteikinėjom dovaną? Turime nemažai, bet vienas buvo Global Pack įmonė. Global Pack. Taip, aš matau tik tai, kad šita įmonė yra ne iš sektoriaus apdirbamosios gamybos, tai reikėtų pasitikrinti, kur čia kokiam sektoriui priklauso. To aš čia tada pašalinsiu gamybą. Ir buvo pastiravimas pasižiūrėti pamėnesiui, kaip dėliojasi ir ar dažnai moka priedus. Gerai, tai galėsiu dar greitai atsakyti tą klausimą. Tai Global Pack pagal priskirimą priklauso administracinė aptarnavimo veikla, bent jau čia taip. Ir čia tada yra veiklos grupė, yra fasavimo ir pakavimo veikla kažkokia. Tai šitoj veikloje dabar mes turime, kiek čia, 16 įmonių. Išsibarstymas yra pakankamai didelis ir nuo virš 3000 moka 3 įmonės ir čia yra dauguma netgi mokama 75 kvantiliai mažiau negu 2000 eurų. Tai čia reikėtų greičiausiai labai tiksliai pasirinkti įmonės, bet dar greitai atsakau į klausimą, kaip pamatyti, ar moka priedus. Tai tas labai lengvai matosi, jeigu mes paimam dabar visą sektorių, pasirinkam metai, mėnuo ar pasiemam pavyzdžiui 75 kvantilį, tai žinutė labai paprasta. Jeigu įmonė
tam tikrų metų iškilo į pirmą vietą ir tai įvyko tik tai kovo mėnesį ir gruodžį, tai tikėtina, kad jinai tais mėnesiais ir mokėjo priedus. Nes priešingų atveju jinai turi trečią, ketvirtą reitingą, o būtent tam tikrais mėnesiais iššauna kaip į viršų ir paskui vėl nusileidžia žemyn. Jeigu įmonė stabiliai moka aukštus atlyginimus, tai reitingas visada yra tolygus ir kiekvieną mėnesį yra toks pat. Tai tokiu būdu labai lengvai galima suprasti, ar moka priedus, kokio dydžio moka priedus ir kokiu dažnumu moka priedus. Tai jeigu nespėjom atsakyti į klausimus, tai tikrai pasiliksim iš čato visus klausimus, peržiūrėsim ir atsakysim jums tada individualiai. O tada pabaigai labai greit noriu įteikti jums dovaną. Tai, kas norite nemokamai naudotis bei free salary, tai naudokitės, 3000 bendrots vartotojų yra. Mes nuo šiol naujausius duomenis skelbiame BI Free, anksčiau buvo 6 mėnesių senumo, nuo šiol galite naudotis ir rasti naujausius duomenis. Tačiau, jeigu norite taupyti laiką ir norite greitai suprasti reitingus, kaip jūsų įmonės reitingas pasikeitė, norite matyti darbo užmokesčio prognozę, darbuotojų skaičiaus prognozę, tai tam tikslui tikrai kviečiam užsisakyti Salary Pro, nuoroda čia rais. Tai yra 49 eurai per mėnesį ir mūsų nuomonė kiekvienas profesionalas HR vadovas ir kiekvienas vadovas nusipelno tokiu greičiu analizuoti rinkos situaciją ir vadovautis duomenimis, o ne nuojauta. Ir dovana yra, jeigu užsisakote Salary Pro, 30 minučių konsultacija individualią skirtą tik jums, dovanojame ir pateiksime įžvalgas apie būtent jūsų įmonės konkurencingumą. Jeigu norite detaliau patys mokintis, analizuotis, tai kviečiame pasižiūrėti video, kaip tai daryti patiems. Ir jeigu matote, kad tikrai jūsų įmonei galim padėti su verslo analitikos sprendimais, taip kaip vieši duomenys įdarbinti, taip galima įdarbinti jūsų įmonės duomenys. Galima pardavimus taip pat analizuoti ir didinti, atsargas analizuoti, finansus, personalo kaitos kainą galima skaičiuoti, transporto ir kitus įvairius pjūvius galima pasidaryti puikiai būtent su kliku. Jeigu norit, susipažinkit su mūsų klientų patirties istorijom. Ir ką, ačiū Jums už dalyvavimą. Džiaugiuosi, kad buvote labai aktyvus, klausimų buvo labai daug. Laiko turim tiek, kiek turim, tai jeigu kažkas norite susisiekti, tai prašom tiesiogiai kontaktuokite nurodytais kontaktais. Ir tikiuosi, kad susimatysime kitose webinaruose. Ačiū Jums.